Esu gydytoja akušerė ginekologė, nevaisingumo gydymo specialistė Reda Virbickienė. Nevaisingumo srityje pacientus konsultuoju nuo 2005 metų. Vienas iš nevaisingumo gydymo būdų yra pagalbinis apvaisinimas. Pagalbinio apvaisinimo būdai galimi du. Vienas tai intrauterinė inseminacija, kai apvaisinimas vyksta moters organizme, kai atitinkamai paruošta, nuplauta, nucentrifuguota sperma suleidžiama moteriai į gimdą ovuliacijos metu. Metodas yra taikomas, kada yra nedidelio laipsnio endometriozė, nedideli spermos pokyčiai, kai porom dėl religinių, kultūrinių ir socialinių faktorių nepriimtinas apvaisinimas mėgintuvėlyje. Kitas pagalbinio apvaisinimo būdas yra pagalbinis apvaisinimas mėgintuvėlyje. Tai yra pats efektyviausias nevaisingumo gydymo būdas. Būdas yra taikomas, kai moteriai yra pažeisti kiaušintakiai ar moteris yra netekusi kiaušintakių, kada yra ovuliacijos sutrikimai ir ovuliacijos stimuliacija buvo nesėkminga, esant didelio laipsnio endometriozei, esant neaiškios kilmės nevaisingumui. Taip pat, kai yra pakitimai spermoje, nepakankamas kiekis, judrumas spermatozoidų ar normalios morfologijos spermatozoidų mažiau 4%. Gydymas yra kompensuojamas valstybės, mūsų gydymo įstaiga turi sutartį su teritorinė ligonių kasa, su šeimos gydytojų siuntimu, kuriame turi būti nurodyta, kad pora akušerių ginekologų nukreipiama pagalbinio apvaisinimo procedūrai. Mes taikom nemokamas gydytojų konsultacijas, tyrimai prieš pagalbinį apvaisinimą yra kompensuojami valstybės, lygiai taip pat kaip ir kiaušidžių stimuliacijai taikomi vaistai. Kviečiame atvykti pas mus, kartais gamtai reikia truputį padėti.